Nuo 16 amžiaus istoriją skaičiuojantis Šilalės miestas irgi turi naujų objektų, kurie leistų jį vadinti dar vienu Lietuvos supermiestu. Istoriniai Karšuvos žemei priklausiusios apylinkės nuo šių metų vasario ne tik savo gyventojus, bet ir kaimynus kviečia į naują sporto ir laisvalaikio kompleksą. Tiesa, realybė, kaip ir daugelį šalies viešųjų objektų, nebuvo pavyzdinė. Nuo idėjos iki galutinio rezultato praėjo nemažai laiko. Mes esam nedidelis, bet tikrai gražus, jaukus miestas, stengiamės išnaudoti visas erdves ir nuo 2012 metų buvo suprojektuotas projektas Sporto ir laisvalaikio centras Šilalės mieste. Anksčiau mums prieš keletą metų pavyko įgyvendinti tik dalį projekto ir pastatyti baseino, kuris, turėtumėm džiaugiuotis, yra vienas, matyti, iš nedaugelio Lietuvos baseinų, kuris pats įsilaiko ir nėra dotuojamas iš savivaldybės biudžeto. Tai prie šito baseino buvo suprojektuota ir šita erdvė, būtent sporto kompleksas, kadangi pas mūsų jaunimas yra labai sportuojantis, sporto mokyklą lanko per 600 vaikų ir, sakykime, trūko erdvių jiems sportuoti. Netgi būdavo tokie atvejai, kai mūsų sportininkai ir jaunimas, kuris nori sportuoti, treniruotės baigdavo 10 valandų, nes tiesiog sporto salių tiek mieste, tiek rajone neužtekdavo ir jos būdavo perkrautos. O ką jau kalbėti, kad yra ir vyresnio amžiaus suaugusių sporto klubų, kurie taip pat sportuoja ir dabar džiaugiamės, kad šitą kompleksą užpildome sportininkais. Šita salė turi 500 žiūrovų vietų. Turim 2 treniruoklių salės didžiulės, turime aerobikos salę. Na ir šitą pačią gražiausią pramogų erdvę su batutais, laipimo siena 10 metrų, viena aukščiausių Lietuvoje. Na ir pramogų erdvė vaikams. Projektas padarytas prieš 12 metų, 2012 metais. Sakykime taip, kad tikrai iššūkis buvo visų pirma surasti finansavimą. Pradinis finansavimas atėjo 2021 metais, po-covidinis laikotarpis, ekonomikai gaivinti, vyriausybė davė pirmą finansavimą pradėti darbus. Tai buvo pirmasis milijonas, visas mūsų komplektas kainavo apie 5 milijonus, tai iššūkis buvo didžiulis surasti dar 4 milijonus. Taip, dalinai dar, sakykime, pridėjo vyriausybė bendroje sumoje apie 4 milijonus ir milijoną mes radome savo biudžete. Kaip mūsų miestui milijoną per 3 metus irgi surasti yra ganėtinai nemažas iššūkis, nes, žinot, poreikiai yra visiems dalykam. Tai vienas iššūkių buvo tokių. Antras iššūkis, kaip jau minėjau, 2012 metų projektas. Tendencijos ir technologijos pasikeitusios iš esmės. Kas buvo prieš, sakykime, 12 metų suprojektuoti šviestuvai ne šių dienų, sakykime, standartai ne šių dienų, tai reikėjo koreguoti projektą, priimti sprendinius. 2012 metų projekte buvo numatyta bowlingas, sakykime, šitoje erdvėje. Mes žinom aplinkinių rajonų tendencijas, kad didesniuose rajonuose neįsilaiko bowlingai, tai reikėjo atsisakyti kai ko, suplanuoti erdves per naują, pritaikyti prie šių dienų poreikių ir mūsų miestiečių ir gyventojų poreikių ir galbūt svečių poreikių, kad šitas kompleksas būtų įveiklintas pilnumoje ir jis pateisintų savo lūkesčius. Tačiau meras pripažįsta, kad šeimininkiškas požiūris į bendruomenės poreikius ir projekto veiklą leido padaryti racionalius pakeitimus, kurie dabar jau džiugino ir sporto profesionalus, ir jaunąją kartą, ir mažas atžalas auginančius šilališkius, kurie iki šiol neturėjo šeimų poreikius atitinkančios erdvės. O kai drauge laisvalaikį aktyviai leidžia ir mažieji, ir vyresnieji, ir patys vyriausieji, gyventi net ir nedideliuose miestuose yra miela. Šilalės rajone gyvena daugiau nei 25 000 žmonių, kurie į ateitį žvelgia iš šiuolaikiškų pozicijų. Po baseino eksploatavimo laikotarpiu 4 metų teikėme projektą apvai ir laimėjome vieni pirmųjų Šilalės rajone ir pasistatėme 80 kW elektrinę. Bet žinant, koks yra pastatas, kokie mūsų pajėgumai galų gale šitą salę prisistatė, tai mums reikia ženkliai didesnės ir galingesnės elektrinės. Savivaldybė pasistatė neseniai didelę elektrinę, tai tikrai yra galimybė mums gauti dar papildomai būtent elektros šito pastato įveiklinimui. Tad jeigu važiuosite pro didesniais ir mažesniais piliakalniais nusėtą regioną, nepamirškite ir kitų aktyvių pramogų objektų. Piliakalnių čia skaičiuojama daugiau nei 30, todėl į visus juos užkopę tikrai galite užsukti atsigaivinti į baseiną arba naująjį daugiafunkcį sporto ir laisvalaikio kompleksą.